Kaip pilka kregždutė padangėje nardo. 1970 metais 17-metė šiaulietė atvyko į sostinę. Įstojusi į Lietuvos konservatoriją, Janina Lapinskaitė vakarus leido su kolegomis. Pasak režisierės, tokie vakarėliai, filosofiniai pokalbiai, alkoholis ir buvo bohema. Jaunystė, elgesiu ir apranga stengtasi parodyti asmenybės laisvę, bet pradėjus dirbti, linksmybės privalėjo likti paslaptyje. Visų pirma, tai dirbant tuo metu Lietuvos televizijoje, tai vargu ar galima buvo kalbėti apie tai, kad jeigu, sakysim, ten dirbantis darbuotojas apie jį sužinotų, kad jis kažkaip tai gyventų taip, kaip ką reiškia žodis bohema, nes aš žvilgterėjau tarp kitko ir jis netgi keletą reikšmių turi, bet jos panašios, bet yra sakoma, kad dar buržuaziniai laikais tai buvo neturtingi žmonės. Pirmiausia, ir laisvų tų menų atstovai, tai neturtingi tikrai buvome. Nes tuo metu ir stipendijos, sakykime, akademijoje, ir algos tikrai neleido to turto. O jeigu kalbėti apie tuo metu kino gamybą, tai jis skiriasi nuo dabartinės gamybos tuo, kad buvo labai ilgas gamybinis periodas. Ir tada buvo tie vadinami natūros ieškojimai, kada išvažiuoji ir ieškai to, ko nepametėjai, tai ten, kur liktai galvotum filmuots. Tai, man atrodo, patys gražiausi kine periodai visiems buvo, ir mano vyrui, ir mano draugams. Bet to man atrodo, kad tuo metu, dirbant tarp mene, būdavo, galbūt toks kredo, kad žmogus, kuriantis meną, jisai turi būti laisvas kaip paukštis. Ir kaip kartais operatorius Mikutėnas, arba dabar mano vyras Algimantas Puipa, irgi sakydavo, kad tai neturi varžyti tavęs gyvenimas, tu turi kurti. Menininkai laisvės kūrybos įkvėpimo ieškojo įvairiai. Kaip ir tarpukario ar ankstyvuoju sovietmečiu tebegyvavo kavinių kultūra. Jeigu, sakykime, įrašytų į suokalbį ten ateina, tai žmogus eidamas į tą vietą arba buvo, sakykime, kažkokios tai vienos ar kitos kavinės, kuriuose žinodavai, kad ten atėjo žmogus, tu nenustebinsi, tiesiog tave supo daug tokių žmonių, kuriems tai yra priimtinas. Tada buvo galima rūkyti kavinėse, aišku, menininkai rūkė, visi rūkė ir dūmų kamuoliai turėjo būti. Ir jeigu aš suokalbį nesilankydavau dažnai, bet jeigu ten įeidavai, tai ten reikėdavo surasti tą menininką tuose dūmuose. Senuoju suokalbio pavadinimu plačiau žinomos kavinės Trečias brolis nuosmukis prasidėjo praėjus 5 metams po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo. O 2007 metais kavinė buvo uždaryta. Paskutiniais suokalbio gyvavimo metais kūrėjai vis rečiau peržengdavo šios kavinės slenkstį, bet čia ateidavo kiti, niekur nepritampantys žmonės. Tai va, kai būdavo geras oras, daugybė žmonių susirinkdavo čia aplink bibliografijos laiptus, įvairiausių kartų, įvairiausių žmonių, kai nebetilpdavo niekas į Rašytojų sąjungos kavinę arba tiesiog. Čia būdavo tokia vieta, kur galėdavai aptikti daug žmonių. Kartais mus vaikydavo ir pareigūnai, bet dažniausiai tiesiog praleisdavo visi pro akis. Daugybė žmonių čia viskas mirgėdavo ir buvo labai gyvi šitie laiptai iš tikrųjų. Ir niekada aš po to nebemačiau tokių gyvų kaip tada. Nes būdavo nuo studentų, nuo įvairiausių rašytojų menininkų čia sėdėdavo, savo šnekučiuodavosi, gurkšnodavom kažką ir visi vieni kitus pažinodavo kažkaip mistiškai, nebūdavo jokių. Visi buvo savi. Buvo toks laikas, kaip kažkaip visus apjungdavo kažkokie bendri pažįstami, bendri interesai, bendri. Nors iš tikrųjų visi be galo skirtingi ir dabar mes su jais matomės gana retai, bet su kai kuriais vis dar matomės ir regime, kad labai keista, kaip mes tada galėdavome taip nuoširdžiai ir šiltai būti kartu ir bendrauti bet kokiamis temomis, iš esmės be jokių konfliktų. Vis dėlto suokalbis tapo bohemos susibūrimo simboliu. Menininkai apgailestauja, kad uždarius šią kavinę daugiau tokių vietų nebeatsirado, o kartais taip norisi susitikti ir pabendrauti su kolegomis. Suokalbis turėjo labai ilgas tradicijas. Suokalbį ir Širvys gerdavo ir iššėldavo. Ir kiekvienas miestas, kiekviena sostinė, mano galva, turi po tam tikrą savo mažesnį didesnį suokalbį. Ir tokia vieta tiesiog natūraliai susiformuoja. Turi būti kažkur tai vieta, kur viskas būtų kažkaip nevaldoma, gaivališka ir neprognozuojama ir nekontroliuojama. Vilniuje tai buvo suokalbis. Deja, dabar tokių vietų aš nebežinau.
Tiesa, tokių kavinių nykimas sutapo ir su pačios bohemos išsibarstymu. Vieni sako, kad ji vis dar egzistuoja, bet itin pasikeitusi, kiti, kad visiškai sunyko, išsigimė. Smetame, man atrodo, kuo skiriasi mūsų vadinama ta bohema nuo dabartinės. Mes norėjom taip gyventi ir mums nereikėjo demonstruoti prieš kažką, atvirkščiai, mums tai visai nereikėjo demonstruoti ir netgi nepatartina buvo demonstruoti šitą. Dabartiniam situacijoje aš kartais pajuntu, kad tarsi yra demonstruojamas tas gyvenimo būdas. Žiūrėkite, aš esu va toks, kitoks truputėlį ir suprantat, balsuokite už mane. Pasikeitė ir anksčiau save bohemai priskirdavusių menininkų gyvenimo būdas. Ilgi pokalbiai prie vyno tapo prabanga, o gyvenimo ritmas reikalauja nuolatos būti darbingiems. Dabar yra tiesiog, suprantat, yra kiti reikalavimai. Ir dabar yra labai griežtos darbo taisyklės, labai trumpi terminai. Tu jau neteisi šiek tiek nemiegotom akim, užgriuvusiam nuo filosofijos arba nuo vyno ir kitą rytą tu neteisi filmavimo aikštelę, nei būdamas režisierium, nei aktoriu. Tai jau yra kitos taisyklės. Tai ir tie draugai dabar yra jau tokie, kitas bendravimas, yra kitas amžius, kitas poreikis. Pasikeitė gyvenimo taisyklės visuomenės poreikiai. Jeigu anksčiau bohema gaubdavo paslaptingumo šydas, tai šiandien pasilinksminimai kavinėse tapo vieši, o tie, kurie slepiasi, lieka neatrasti. Mano seną pražilusią galvą, šaltas rudenio vėjas paglostė. Aš žiūrėjau, kaip leidžiasi saulė virš užmiegančio didelio uosto. Aš galvojau, kad viskas jau buvo ir mirtis mane peiliais jau bado.